Radiologiniai tyrimai odontologija skiriasi nuo medicinoje taikomų ir atliekamų radiologinių tyrimų. Atvykus pas gydytoją odontologą po jūsų burnos apžiūros, labai dažnai gydytojas siūlo ir rekomenduoja suderinę su jumis padaryti dantų rentgenogramą arba panoraminę rentgenogramą. Tai tokie tyrimai, kurie atliekami su rentgeno spinduliuote ir gydytojas odontologas papildomai mato informaciją apie jūsų dantų ir žandikaulių sveikatą. Odontologijoje paprastai daromos dantų šaknų rentgenogramos arba gali būti daromos kandimo rentgenogramos. Tai tuomet jum gydytojas ar gydytojo odontologo padėjėja paima tokį atvaizdo priėmėją, įdeda į burną su laikikliu, tuomet nukreipia dantų rentgeno aparatą ir eksponuoja. Tai čia yra viena iš tokių dažniausių vidinių burnos rentgenogramų, bet taipogi pas gydytoją odontologą jums gali būti pasiūlyta padaryti panoraminę rentgenogramą. Tai panoraminės rentgenogramos darymo metu jūs esate statomas prie įrangos, prie aparato. Burnoje jūs nieko nelaikote, tik jūsų paprašo galbūt sukasti į kandiklį ir aparatas sukasi ratu apie jūsų galvą. Tai kaip aš sakau, panoraminė rentgenograma, joje matoma visi jūsų dantis ir žandikauliai ir tarsi tai yra jūsų dantų pasas, jeigu taip galima būtų pasakyti. Išskirtinais atvejais, jeigu planuojamas yra sudėtingesnis jūsų burnos gydymas, tai gydytojas odontologas galėtų jums pasiūlyti šiai dienai atlikti tūrinės kompiuterinės tomografijos arba kūgio pluošto kompiuterinės tomografijos tyrimą. Jeigu jūs lankotės pas gydytoją ortodontą, tai ortodonto dažniausiai siūlomos daryti rentgenogramos, tai yra panoraminė ir galvos šoninė rentgenograma, kur yra eksponuojama galva. Žinoma, ortodontas pavieniais atvejais taip pat gali daryti dantų šaknų rentgenogramas. Tai yra dėti atvaizdo priėmėją į burną ir nustatyti dantų rentgeno aparatą. Radiologiniai tyrimai tai yra pagalbiniai tyrimo metodai ir dažniausiai pirmo apsilankymo metu gydytojas visą laiką rekomenduoja ir siūlo ir paaiškina, kodėl reikia padaryti tam tikras rentgenogramas, dantų šaknų arba panoraminę rentgenogramą. Ir įvertinus šitas rentgenogramas, toliau gydytojas planuoja jūsų burnos gydymą. Ir jau kitų vizitų metu gali atsitikti taip, kad gydytojui pakanka informacijos iš jau turimų panoraminių rentgenogramų. Tačiau, jeigu jums yra suplanuotas dantų šaknų kanalų gydymas, tai toks gydymas, kai gydytojas įveda adatėlės jums į dantį, tai tokio gydymo atveju gydytojas jums net gali padaryti keletą dantų šaknų rentgenogramų ir tai būtų kaip ir nieko neįprasto. Kasdieninis gydymo metodas. Kai ateinate pas savo gydytojus odontologus, jeigu jau turite rentgenogramą, tai atsineškite, kad gal jinai bus tiks ir nereikės jos kartoti. Jeigu jūs planuojate lankytis pas kitą gydytoją odontologą, tai paprašykite, kad jūsų rentgenogramos būtų jums įrašomos į elektroninę laikmeną. Tuomet jūs galėsite nusinešti savo rentgenogramas pas kitus specialistus ir taip jūs būsite apsaugoti nuo papildomų rentgenogramų darymo ir nuo papildomos apšvitos. Dantų šaknų rentgenogramos yra daromos keliais tikslais. Tai pirminė, tai yra būtent diagnostikos arba diferencinės diagnostikos metu. Tai yra, kad gydytojas nustatytų, kas yra jūsų dantim ir koks reikalingas gydymas. Antro tipo rentgenogramos tai yra tokios, kurios gali būti atliekamos gydymo eigoje. Tai yra atliekant manipuliaciją burnoje, kartais reikalinga papildomai padaryti vieną ar kitą rentgenogramą, kad toliau galėtų būti tęsiamas tinkamas gydymas, kad nebūtų padaryta klaida. Na ir trečio tipo rentgenogramos gali būti po gydymo, tai yra
gydymo kokybę įvertinti, arba praėjus tam tikram laikui, pavyzdžiui, po metų, po 2, tai yra lyginama anksčiau darytos rentgenogramos ir rentgenogramos po laiko. Pagal teisės aktus visoms rentgenogramoms yra reikalingas paciento sutikimas, kuris turėtų būti patvirtinimas raštu. Odontologijoje gaunama apšvita yra labai maža ir tiesioginės žalos paciento organizmui kaip ir negalėtų būti. Negalėtų pacientas nuplikti, negalėtų sumažėti seilėtekis, negalėtų gesti labiau dantis ar atsirasti kažkokių įdomių sveikatos pokyčių. Mes visą laiką saugom pacientą ir kai jum gydytojas daro dantų šaknų rentgenogramą ar kandimo rentgenogramą, tai privalo jum uždėti ant kaklo skydliaukę, kad ją apsaugotų. Jeigu jūsų vaikui yra atliekami ar daromi radiologiniai tyrimai, tai saugos priemonės yra stipresnės, jeigu galim pasakyti. Tai jeigu yra daromos dantų rentgenogramos, tai vaikui dengiama skydliaukė, tai yra dedama apsauga ant kaklo ir taip pat dengiamas kūnas. Šiai dienai, kai rentgenologiniai tyrimai yra skaitmenizuoti, tai apšvita yra ryškiai mažesnė negu būdavo anksčiau. Tai nereikėtų bijoti radiologinių tyrimų, reikėtų pasitikėti savo gydytojo odontologu ir jeigu jums kiltų klausimų, kodėl jums gydytojas daro vieną ar kitą rentgenogramą, tai nebijokite klausti ir gydytojas visą laiką jums paaiškins, kodėl ją daro, koks tikslas, ką geriau jisai po to galės gydyti. Arba jeigu jūs atsisakysite tyrimo, tai kas galėtų atsitikti, jeigu radiologinis tyrimas nebus atliktas. Iš man girdimų mitų tai yra toks, kad šiai dienai, kai yra skaitmeninė radiologija, tai sako, kad nėra apšvitos. Tai čia yra netiesa. Apšvita yra, tik tai jinai yra mažesnė negu būdavo anksčiau. Antrasis mitas, kurį man yra tekę girdėti, kad kartais pacientai įsivaizduoja, kad jeigu gydytojas padarys vienokią ar kitokią rentgenogramą, tai pacientas pasveiks. Tai čia yra netiesa, tai pacientas sveiksta ne nuo radiologinio tyrimo, bet nuo gydytojo rankų, nuo jo gydymo pasirinkimo taktikos. Kai mes ateiname pas gydytojo odontologą, tai mes tik tai galbūt galėtumėm susikaupti, pagalvoti apie mūsų laukiamas procedūras, bet visiškai kažkokio papildomo pasiruošimo prieš radiologinius tyrimus odontologo kabinete tai nėra net ir šnekos, nes tai yra, sakykime, procedūra, kurią gydytojas odontologas atlieka savo darbo metu ir tai nėra kažkokia išskirtinė procedūra, apie kurią pacientas turėtų būti informuojamas iš anksto ir kad jam būtų reikalinga kažkoks specifinis pasiruošimas. Šiandieną odontologijoje mes turėtumėm orientuotis ne tik jau į problemų sprendimą, gydymą, bet visa mūsų kaip gydytojo odontologo energija ir paciento poreikis turėtų būti nukreiptas į profilaktiką, kad neatsitiktų taip, kad mums reikėtų gydyti daug ėduonies arba atstatinėti dantų. Tai profilaktiniai apsilankymai pas gydytojo odontologą yra labai rekomenduojami ir skatinami. Ir po to priklausomai nuo apsilankymo laiko gydytojas įvertins jūsų burnos sveikatą, dantų būklę. Ir jeigu bus reikalinga iškilus kažkokioms abejonėms ar klausimams, tuomet gydytojas pasiūlys jums padaryti rentgenogramą ir įsivertinti jūsų esamą būklę.